Labas, šiandien noriu pakalbėti apie savo vieną mėgstamiausių grožio produktų, tai yra šviesą atspindinčios priemonės, kitaip highlighteriai, tikrai ne vieną kartą esat girdėję šitą pavadinimą. Ir kodėl aš noriu šiandien apie juos pakalbėti, tai todėl, kad atėjo ruduo, toks metas, kai vasaros įdėkis jau nusiplauna arba jau nusiplovė ir jeigu nėra suplanuotų rudens atostogų kur nors išvykti pasideginti, tai galiausiai oda pritrūksta to sveiko spindesio. Šituo atveju į pagalbą ateina kosmetikos priemonės, kurias, aišku, reikia įsirinkti savo tinkamas tam, kad gauti gražiausią, natūraliausią rezultatą. Tai šiandien turiu krūvelę priemonių. Visas priemonės rasite Drogas parduotuvėje, kaip visada. Ir pradėkim turbūt pažintis su visom priemonėm. Taigi, pirmiausia, noriu pašnekėti apie Catrice Galactic Highlighter Drops. Šitą produktą išbandžiau pirmą kartą. Priemonė tinka, kai norite sukurti gaivios ir spindinčios odos efektą, pabrėžti ar paryškinti iškilius veido bruožus, skruostikaulius, nosies tiltelį, viršutinį antakių skliautą, iškirptis. Aš šitą priemonę naudočiau ne tik kaip highlighter. Jie vieni labiau tinkami naudoti vakarui, nes tikrai labai ryškus, labai stiprus efektas. Aš juos naudočiau ir aš juos rekomenduočiau nusipirkti, ypač tada, jeigu, tarkim, nelabai pataikėt nusipirkti naują kreminę pudrą, jeigu jinai yra šiek tiek per daug matinė, o jums norisi daugiau tokio skaistumo ir daugiau šviesą atspindinčią efektą ant savo makiažo pagrindo, tai aš juos maišyčiau su pudra. Aišku, santykį reikia atrasti pačioms. Tai aš irgi šiandien dažiausi ir sumaišiau su savo matizuojančia pudra, tai patenkinta labai esu rezultatu. Šitą tikrai labai rekomenduočiau būtent šitam atvejui. Ir dar artėja šventės, artėja kalėdos, jau visai ne už kalnų. Tai aš šituos lašus labai sėkmingai irgi panaudosiu, jeigu išsirinksiu kokią nors suknelę, tarkim, atviresnė krūtinė arba pečiais. Nes galima labai gražiai kelis lašus uždėti ant peties, ant raktikaulio, ant krūtinės ir išsklaidyti ir turėsit labai gražią spindinčią odą. Pereisiu prie kitos priemonės, kuri tapo mano favorite nuo pat pirmo pabandymo. Savo kosmetinėje dar neturėjau bronzanto su šviesą atspindinčiom dalelėm. Turėjau tik tai bronzantą, kuris yra gana matinis ir gana intensyvus. O čia šį kartą išbandžiau tokią Catrice priemonę, tai yra Catrice Sun Lover Glow Bronzing Powder. Turiu spalvą 010, kuri vadinasi Sun Kissed Bronze, ir žinokit, šitą priemonę įsimylėjau visiškai. Jinai nėra labai pigmentuota, kad būtų ją sunku naudoti. Jinai yra labai lengva, bet suteikia tikrai labai gražų bronzinio įdegio, tokio spindinčio įdegio įspūdį. Šitą priemonę dabar išstūmė visas mano priemonės turėtas iki šiol iš kosmetinės. Ir aš manau, kad aš jas tikrai nepadėsiu į šalį visą žiemą. Tai labai rekomenduoju ir kaina yra tikrai labai maža palyginus. Ir išsilaiko tikrai puikiai. Nepasakyčiau, kad absoliučiai visą dieną, bet pusę dienos tikrai atrodo labai gražiai ir labai natūraliai. O paskui, jeigu ir šiek tiek nusitrina nuo veido, tai nusitrina labai tolygiai, o ne kokiais plėmais ir taip toliau. Tai va, labai rekomenduoju, puikiai priemonė. Toliau, taip pat šiandien darant makiažą panaudojau Max Factor Miracle Glow Duo Pro Illuminator. Jis susideda iš dviejų dalių. Vienoje pusėje yra paprastas, sakyčiau, matinis, aš jį naudojau kaip maskoklį, o kita pusė yra šviesą atspindinti priemonė, tokia kreminė. Tai aš, žinokit, šitą maskoklį, ypač jeigu nereikia labai stipriai maskuoti, tarkim, tamsių ratilų akimis, tai aš ir šiandien aš jį panaudojau grinai tiesiog kaip elementariai maskoklį po pakiams, šiek tiek pašviesinau T zonos vidurį, šiek tiek nosies centrą ir smakrą, elementarus kontūravimo pagrindai. Realiai jinai yra labai neryški, tai jeigu norisi ant visiškai natūralios odos tiesiog turėti tokį
šiek tiek papildomą spindesį, labai natūralų, tai šita priemonė tikrai puikiai tam tinka. Aš manau, kad per atostogas irgi šitas duetas labai gerai pasitarnautų, tiesiog kai nenori dažytis, bet nori šiek tiek pamaskuoti tam tikras vietas, pašviesinti, kad suteikti veidui kažkokios tai dimensijos. Ir šitą priemonę tiesiog panaudoti tose vietose, kur norisi to spindesio, nors ir ant pusės veido, nes tikrai neatrodys per daug. Tai va, tai toks yra Max Factor duetas šį kartą, tikrai nebloga priemonė, labai puikiai tinkanti kasdieną ir labai puikiai praversinti kelionių metu. Pirmą kartą išbandžiau Rival The Loop Young Glow and Shine 4 bronzinių atspalvių pudrą, kuri užtikrina prabangiai spindinti rezultatą. Čia yra didžiausia dalis šitos priemonės, yra tiesiog bronzinės pudros dalis ir paskui yra kelių atspalvių papildymas šitam bronzantui. Pats spindėjimas irgi labai natūralus. Šiandien dažydamas jo nenaudojau, bet naudojau prieš tai kelias dienas į darbą, tai tikrai pats tas labai natūralus spindesys kasdienai. Neretai pamirštam kasdieną naudoti skaistalus. Aš irgi buvau visą vasarą juos pamiršusi, kol nenuėjau į vieną renginį ir nepadažė jais vizažistę ir tada supratau, kad ko mano veidui visą vasarą trūko. Nusprendžiau rudenį tikrai pataisyti šitą situaciją dėl to, kad taip, raudonį, natūralų raudonį, kuris atsiranda bet kur visiškai, kuris atsiranda daugybėje veido vietų, tikrai norisi paslėpti, užmaskuoti, tam naudojam makiažo pagrindus, bet jeigu nenaudojam priemonių ant viršaus, tai veidas tiesiog lieka plokščias. Tai šį kartą išbandžiau Golden Rose Terracotta Stardust skaistalus, kurie atrodo labai gražiai pakuotėje. Spalva, sakyčiau, aš dabar esu pasidašiusi, tai spalva tokia persikinė, bronzinė su labai lengvu rožiniu tonu. Sakyčiau, tobula bet kokiam makiažui, nes kaip žinot, rožiniai skaistalai, rožiniai skruostukai tikrai netinka prie bet kokio makiažo ir bet kokios aprangos, kai persikiniai dažniausiai tinka beveik prie visokių įvaizdžių. Šitie skaistalai traukia mano dėmesį vien dėl to, kad jie taip pat turi labai lengvų šviesą atspindinčių dalelių, kokia ir šiandien yra mūsų video tema. Tai puikiai priemonė, tikrai labai pigmentuota, reikia labai atsargiai dažytis, labai smarkiai nukratyti šepetėlį prieš pradedant dažyti skruostus, nes aš irgi taip drąsiai pirmą kartą panaudojau, tai tikrai labai ryškiai. Labai pigmentuota priemonė ir labai ryškiai matosi, ypač jeigu norisi natūralesnio efekto, reikia itin atsargiai naudoti, bet laikosi tikrai puikiai. Nustebau, nesu niekada nieko naudojus iš Golden Rose, gal nebent kažkada vaikystėje kažką supirkusi ir buvau tiesą pasakius nurašiusi šitą brandą, bet būtent šitie skaistalai mano nuomonę pakeitė ir jeigu ne visiškai pakeitė nuomonę, tai tikrai suintrigavo ir labai noriu išbandyti daugiau dabar priemonių šitos linijos. Apie šitą priemonę, apie Rival The Loop highlighterių paletę tikriausiai turėjau kalbėti, jeigu taip sekant logika mūsų šito video, šalia Max Factor priemonės irgi kreminės. Tai čia irgi yra kreminiai highlighteriai. Šiaip man labai patiko spalvos, patiko kaip gražiai susimaišo ant odos abidvi priemonės pusės. Abidvi spalvos labai gražiai susimaišo ir tikrai galima vėlgi naudoti tiek tiesiai ant natūralios odos, jeigu tarkim nėra poreikio maskavimui ir makiažo pagrindui. Tiek ant kreminio makiažo pagrindų irgi galima naudoti tam natūraliam spindinčios odos efektui, ne kažko tai tokio wow, bet yra labai lengvas kasdienis produktas, kurį tikrai rekomenduoju. Kas yra faina, kad tai yra labai gražus spindesys be jokių blizgučių. Tai va, čia yra didžiulis pliusas. Highlighteriai, kurie turi dažniausiai arba baltą, arba lengvai bronzinį, auksinį atspalvį, yra labai natūraliai atrodantis ir tikrai labai daug kas juos renkasi. Aš irgi rinkausi tik tai tokius atspalvius turinčius highlighterius, kol neišbandžiau Maybelline Master Chrome highlighterio tokio rožinio atspalvio. Yra, man atrodo,
tos pačios priemonės yra ir kita spalva. Pas mane yra Molten Rose Gold 050 spalva ir yra kita tokia daugiau persikinė. Žinokit, fantastiškas highlighteris. Čia rodau pakuotę, turiu visiškai naują, dar nepraplėštą, nes turiu vieną, kurios esu įpusėjusi, kurią irgi naudoju drąsiai kasdieną, jeigu tai yra pakankamai neriškus makiažas, toks neakcentuotas labai, tai aš naudoju jį kaip akcentą, nes jisai tikrai labai gražiai šviesą atspindi, bet turi tokį lengvą rožinį atspalvį. Tikrai labai puikiai laikosi visą dieną, tai fantastiška priemonė, labai rekomenduoju. Ir jeigu pastebėjot, šiandien turiu pakankamai intensyvų highlighterį ir tai yra dėl to, kad naudojau Rival The Loop Young Loose Shimmer Highlighter spalva Rosé 03. Ir aš tai toks birus highlighteris, turbūt pirmasis mano kolekcijai, nes kažkaip iki šiol nesu turėjus biraus highlighterio. Jisai atrodo va taip. Ir tikrai taip kaip atrodo, jisai yra rožinės spalvos. Nežinau, kiek kamera jums parodo tą rožinę atspalvį, bet kad jisai yra super intensyvus, tai niekam klausimų tikrai nekyla. Tai šitą highlighterį tikrai rekomenduočiau įtraukti į pirkinių sąrašą ir įsigyti dar iki žiemos švenčių, iki kalėdų ir naujųjų metų. Tai aš jį tikrai naudosiu ir kaip šviesą atspindinčią priemonę ant skruostikaulių, tiek ir naudosiu kaip šešėlius, kuriuos galima naudoti vienus arba derinti kartu su kitomis spalvomis, nes tikrai spalva nerealiai graži. Tai belieka tik, kadangi šiandien pirmą kartą panaudojau, belieka pasižiūrėti, kaip jie išsilaikys, bet efektas yra tikrai wow. Labai gražus highlighteris, ypač tos, kurios mėgsta spindėti vakare, tai patiks labai. Taigi, šiandien buvo apžvalga tokia, tikiuosi, ji buvo jums naudinga, atrasite naujų priemonių, kurių tikrai užsimanysite ir tikrai aš drąsiai galiu rekomenduoti, nes jos tikrai labai geros, ypač už tokią kainą, kokią jos turi. Jeigu labai norite, kad kažką apžvelgčiau kitame Drogo video, tai būtinai parašykite komentaruose ir aš pasistengsiu tai padaryti. O kol kas geros savaitės ir iki kito video.